Šiandien norėčiau pakalbėti apie 3 patarimus, kurie gali padėti žmonėms pradedantiesiems į fitneso sferą. Pirmas dalykas - susiraskit varikliuką. Susiraskit tuos degalus, kurie jums padeda važiuoti. Pavyzdžiui, tai gali būti, kad praeitie jūs vadino storu, plonu, jūs buvot diskomforte, kai reikėdavo vasarą nusimti maikę. Arba vienas pagrindinių būdų, kaip pradėti sportuoti, yra išsiskyrimas su antra pusė, heartbreak. Nes tokio pykčio, tokio įtūžio jūs būsit toks kupinas, kad jūs turėsit begalę energijos, pats nežinosit iš kur, jūs norėsit būti geresniu ir palaipsniui jūs suprasit, kad pykti nėra blogai, tačiau kaip tą pyktį panaudoti yra labai svarbu. Antras dalykas pradedantiesiems yra susiraskit džimo partnerį. Susiraskit tiesiog draugą, kuris irgi jūs motyvuotų, padėtų, būtų žymiai linksmiau ir jūsų fitneso kelionė būtų įdomesnė. Būtų žymiai geriau. Ir trečias patarimas būtų nesitikėkit labai greitų rezultatų. Nesitikėkit, kad jūs per kelis mėnesius jau turėsit 20 inčų biceps ar ten absus, ar viskam reikia laiko. Aš atsimenu, kai aš pirmą kartą atėjau į salę, galvojau ten, pavaikščiosiu ten 2 mėnesius ir viskas, aš būsiu jack, ten aš mačiau ten pilna tų paauglių, kurie ten, žiauriai jack ir atrodo, kad jie gal ten eina tik kokius pusę metų, gal max. Tačiau realybė yra tokia, kad viskam reikia laiko. Kol aš pradėjau matyti savo rezultatus, man reikėjo minimum metų, gerų consistent metų. Ir manau, čia yra vienas iš tų misconception, kad greiti rezultatai ateis. Tačiau realybė yra tokia, kad bet kam, kad ir būtų biznis, kad ir būtų bėgiojimas, consistency ir progresas yra key, kad būtų geras fizik. Ir norėčiau dar pakalbėti apie 4 dalyką. Tai yra kad skaičiuokit kalorijas. Skaičiuokit kalorijas. Gal atrodo banalu, gal atrodo, kad of course reikia skaičiuoti kalorijas, tačiau jeigu jūsų rezultatas yra priaugti ar maintaininti ar numesti svorio, kalorijų deficitas yra vienas pagrindinių dalykų. Tai jau nuo pat pradžių reikia skaičiuoti kalorijas, nes tada suprasit, kokių jums makros reikia, kokių carbsų, kokių protein. Ir pasiūlymas valgyti nuo 0,9 iki 1 gramo proteino per body weight. Ir tada aš manau, kad jūs esat pasiruošę eiti į sporto salę. Ir niekada negalvokit, kad ten reikia, kad bus anxiety, kad aš bijau eiti vienas, bandykite ir vienas paeiti. Ir tada, jeigu jūs užsikabinsit, pasikviesit draugą ir jums bus smagiau. Tai čia 4 patarimai, kaip pradėti eiti į sporto salę. Pirmas, raskit varikliuką, ar tai būtų heartbreak, ar tai būtų, nežinau, jūs išvadino praeitį ten storų, plonų, vasarą nenori nusimti maikės, nesvarbu, raskit varikliuką. Antras yra, susiraskit džimo partnerį. Džimo partneris jums padės. Jeigu jums reikės sunkius svorius pakelti, kas jums padės? Džimo partneris. Jeigu jūs esat labai social awkward ir nenorit kažko paklausti, paklausit savo džimo partnerį, jums bus smagiau. Jūs comparinsit progresą, būsit motyvuotam ir būtų viskas gerai. Trečias yra, nesitikėkit greitų rezultatų. Viskas ateis palaipsniui. Tiesiog darykit ir tikėkitės geriausio. Daryk taip, kad nebūtų expectationų. Kad ir ką darytum, tiesiog daryk tai, kad nebūtų expectationų, kad tas negirtų ar ten dar kažką. Tiesiog daryk. Pirmas yra žingsnis, tiesiog daryk. Ir 4, skaičiuokite kalorijas. Jau nuo pačių pradžių jau bandykit skaičiuoti, kas kiek turi kalorijų ir turėsit geresnį supratimą ateityje ir nereikės jums ten food scale ir taip toliau. Tiesiog natūraliai jums išeis, kad pradėsit valgyti ir jums tikrai padės einant toliau progresuojant. Ačiū.